Tai mankštelė kūdikėliams iki pusės metų. Pradėsim nuo klubų, lenksim keliuką prie pilvo ir pilnai ištiesim. Aš darysiu po kelis pakartojimus, namuose galima daryti po 10 kartų vienai kojai, po to keisti kitai. Tada prilaikom vieną pusę per klubą, kitą koją lenkiam prie pilvo, atitraukiam į šalį ir sugrįžtam. Ir keičiam. Ir per čiurnas prasilankstom, laikom blauzdytę, lenkiam pirštukus ir pačią čiurną į viršų ir leidžiam žemyn. Atgniaužiam pirštus, jeigu dar yra įtampos, stengiamės atpalaiduoti lėtais, monotoniškais judesiais ir pakeičiam kitą kojytę. Sulenksim keliukus ir tokį ratuką darysim su keliais link pilvuko, atitraukiam ir į viršų, per šoną žemyn. Ir keičiam kryptį. Ir dar vienas. Tada galim su pėdutėm pabėgioti, patrepsėti, nubėgam atgal ir sugrįžtam pirmyn. Ir pereisim prie rankyčių. Po vieną rankytę dabar laikant už dilbių tiesim į viršų ir grąžinsim atgal ant alkūnės. Stengiamės iš peties nedaryti didelio traukimo, daugiau tiesimas per alkūnės. Ir po vieną rankytę keliam į viršų, tiesim pilnai per alkūnės sąnarį. Galim pakaitomis, jeigu jaučiam didelę įtampą, galim ir po vieną daryti. Tai tada prilaikom ties pečiu. Galim padaryti apsikabinimu, palinguoti ramiai į šoniukus, atitraukiam rankytes ir kitą ranką iš viršaus. Pabandysim kirsti vidurio liniją ir pasigauti kojytę. Tai jeigu keliukus jau atradę, keliauja delniukas link pėdutės, o jeigu keliukų neatradę, tai sujungiam delną su keliu. Ir būtinai keičiam kitą pusę. Arba iki keliuko, arba iki pėdutės. Ir tada sulenkiam keliukus, pritraukiam prie pilvo, pėdos kartu, apkabinam delniukais per čiurnas, viską suimam, laikom ir sukamės ant šoniukų. Pabūsim ant vieno šono kelias sekundės, ant kito šono. Galima pasimokyti ir apsiversti ant pilvo. Tai rodysim žaisliuką. Rodysim žaisliuką priešais. Su rankyte turi daryti siekimą link žaislo. Kojytę sulenksim prie pilvo, bersim per šoną. Rankytė siekia žaislą, su kojyte mostas. Iš liemens truputį įsitempia, kelia galvą ir apsiverčiam ant pilvuko. Atsiversti, galim kišti ranką per apačią. Apkabinam rankytę per dilbį ir po lėto ridenam atgal. Jeigu neturi geros galvos kontrolės, pasaugom, gražiai padedam galvą. Jeigu išmokęs jau galvą laikyti, tai galim be pagalbos tiesiog parodyti, kaip gali pasidėti galvą pats. Ir būtinai į kitą pusę, su žaisliuko pagalba, rankytės siekia, ridenamės ant pilvo. Ir atsiridenę ant pilvo galim čia ir pasilikti. Pasimokysim siekti žaisliukų į priekį, tai viena ranka remiamės visų dilbių,
Kita ranka siekiam žaisliuko ir pritraukiam. Siekiam ir prisitraukiam. Galva pakelta, tvirtai remiasi. Ir pakeičiam. Galim daryti mechaniškai, galim bandyti provokuoti, siekti žaisliuką savarankiškai, jeigu jau turi tiek jėgų ištiesti ir pakelti rankytę. Tada galima pasidaryti klubų sąnariui judesėlių, lenkiam keliuką, pritraukiam prie pilvuko ir pilnai tiesiam. Ir kitą pusę, dubenį truputį fiksuoju, kad nesiriestų iš nugarytės. Ir čia suimam per pečius, truputėlį palinguojam į šonus, pernešam svorį nuo vienos rankytės ant kitos. Dar galim paskatinti pasukti galvą iš centro į dešinę pusę ir iš centro į kairę pusę. Taip stiprinam ir pečių juostą ir kaklo raumenis. Jeigu nekoncentruoja dėmesio į žaisliuką, galim truputį pridengti vaizdą ir skatinti aktyviai pasukti galvą į šoną. Pridengiam vaizdą ir pats kūdikėlis suka galvą. Ta patį galim padaryti ir ant nugaros. Gulint, žaisliuką sukam tiek į vieną pusę, galva pasuks dešiniai, tiek į kitą pusę. Arba žaisliuką kabinam virš bambos ir čia smakriukas keliaus prie krūtinės, aktyvinsim priekinius kaklo raumenukus. Kūdikis savarankiškai pritraukia smakrą, pasižiūri į žaislą. Tai kviečiame sportuoti ir mankštinti sveikai.